Dar vienas pilno sprendimo uždavinys. Reikia suprastinti reiškinį. Atliekame veiksmus, aš eilute atliksiu, bet galima atlikti ir atskirais veiksmais. Gal atliekam atskirais veiksmais. Pirmiausiai daugybos veiksmą, štai šitą. Jau perrašydama pirmąją trupmeną, aš iš karto iksiuką išsikeliu prie skliaustus, nes man reikės suprastinti, tai paskui, kad nereikėtų papildomai rašyti. Štai išsikėliau prie skliaustus ir dabar matau, kad x-2 prastinasi ir lieka trupmena skaitiklyje x, vardiklyje x-7. Dabar atliksiu antrąjį veiksmą. Tai yra iš štai šitos trupmenos atimsiu tai, ką gavau. Tai yra 7 padalinta iš x-7, turim atimti x iš x-7. Lygų, vardikliai vienodi, taigi galiu tiesiog va taip atimti. Dabar ką aš pastebiu? Pastebiu, kad skaitiklis yra priešingas skaičius vardikliui. Jeigu aš išsikelsiu minusą prie skliaustus, tai tada va čia bus pasidarys skaitiklio ir vardiklio šitie reiškiniai vienodi, išskyrus minusiuką galiu suprastinti ir gaunu atsakymą -1. Tokius veiksmus patogu numeruoti štai taip, bet mūsų sistemoje geriau to nedaryti, nes mūsų pijus gali ir net pažinti. Taigi uždavinys išspręstas.